Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Kalbant apie šią savaitę, vis tiek dar vis noriu kažkaip pakalbėti apie tą situaciją, kuri nuskambėjo jau ir Respublikoje, apie nenuvalytas stovėjimo vietas neįgaliesiems. Ir noriu pasakyti vieną, kad taip tikrai turim būti atidesni, bet atidesni abipusiai. Atidesni ir žmonėms su negale, ir atidesni su tiem žmonėms, kurie valo miestą. Noriu pasakyti vieną, tikrai niekur nėra nei nurodymų, nei kažkokių tai instrukcijų, kur būtų pasakyta, kad valant stovėjimo aikšteles, prašau suversti sniegą į vietas, kur pažymėtos stovėjimo vietos žmonėms su negale. Taip nėra. Tai atsitinka dėl paprastos priežasties arba tas žmogus, kuris dirba su sunkiaja technika, laikinai, sakykime, suvertė tą sniegą, arba dėl to, kad yra tokie du etapai tarsi valymo. Tai pirmiausia dirbama su didelė technika ir nuvaloma didžioji dalis sniego, po to atvažiuoja mažoji technika ir ta mažoji technika jau pabaigia tvarkyti pilnai stovėjimo aikštelę ir jeigu būna viena arba kita vieta nenuvalyta, jos būna nuvalomos. Tačiau ir iš kitos pusės, kada žmonės su negale pamatė, kad yra susidariusi tokia situacija, vietoj to, kad paskambinti administracijai, paskambinti man, paskambinti aplinkos tvarkymo skyriui, kad yra tokia situacija ir gauti tikrai atsakymą ir į tai būtų atkreiptas dėmesys, to nedaroma, tiesiog pradedama kviesti korespondentus, kurie viešina situaciją, nors ir patys korespondentai puikiai supranta, kad prie tokio snygio, prie tokio kiekio sniego iškritusio tiesiog per pusvalandį išvalyti visą miestą tiesiog neįmanoma. Taip pat ir žmonės su negale važinėjantys šiuo atveju tikrai gerai žinojo, kad galima įvažiuoti ir į stovėjimo aikštelę, kuri yra savivaldybės administracijos pastato kiemo dalyje, kur stovi ženklas, kitiems automobiliams įvažiuoti negalima, bet žmonėms su negale tai yra leidžiama ir tai yra kelių eismo taisyklėse nurodyta, kad tai yra leidžiama ir galima buvo pasinaudoti tikrai gerai išvalytą aikštelę. Tačiau vis tiek daromas, toks, sakyčiau, viešinimas, kuris tikrai nepuošia nei administracijos, nei tų žmonių, kurie taip tą daro. Ir dėja, bet vis dar šitą temą bandoma kažkokią tai informaciją teikti ir mūsų tarybos narė Svetlana Babueva, kuri tiesiog pabandė paaiškinti, pabandė išaiškinti visą situaciją taip, kaip ji iš tikrųjų yra. Dabar bandoma sakyti, kad ji kažkokią netiesą sako, kad ji kažką tai gina. Kartais išgirsti tiesiog realią teisėtą informaciją, nepatinka. Tačiau džiugu, kad yra tarybos narių, kurie pasako ir tai, kas privaloma žinoti ir kas yra tikra informacija. Tačiau taip pat ir reikia tikrai daugiau dėmesio teikti žmonėms su negale, jiems tikrai žymiai sunkiau negu žmogui, kuris vaikšto savomis kojomis ir dėmesio kreipti žymiai daugiau. Na ir kitas atvejis, kada įvykis, ne atvejis, pradėjom lieti ledą, tam vadinamą sausajam fontane. Priminsiu, kad prieš porą metų sutvarkėme pilnai tą teritoriją, padarėm apšvietimą, sutvarkėm pačias konstrukcijas. Čia buvo gyventojų iniciatyva, gyventojai norėjo, kad ta vieta būtų sutvarkyta ir dabar liejame ten ledą. Tikiuosi, kad tai bus tikrai ta vieta, kur bus smagu pačiuožinėti, kaip vaikams, taip ir suaugusiems.
Ir kaip ir visada, kol kažkas daroma, tai yra vien tik tai kritika, kad čia projektai ne žmonėms ar dar kažkam. Tačiau kaip jau kažkas įvyksta ir įvyksta kažkas gero, tai autorių atsiranda labai daug. Ir Facebooko grupės pasirodo, kurios ten jų iniciatyva kažkas buvo daroma, nors niekas apie tai nieko negirdėjo. Tačiau tokių gražių žodžių prirašoma, kad būkite laibiai atsargus, nes galime užgauti betoną. Nežinau, kaip tą betoną užgausim, bet noriu pasakyti, tikrai reikia būti atsargiam, kaip ir tiesiog ant ledo, taip ir šiuo atveju, kur aplinkui yra betoninės konstrukcijos, todėl tikrai reikia būti atsargiems, kad nesusižeisti. Taip pat ir yra kitų politikų, kurie pasirodo čia tokias idėjas ilgai nešiojo ir pagaliau jau jos įvykdomos. Tad klausimas yra tik tai toks, kada esate, gerbiami politikai, visą kadenciją valdžioje, tai kodėl nedarėte? Kas atsitiko, kodėl nedarėte? Kai padaroma, tada jau žinau, čia ir aš. Tai kaip ir toj patarlėj tokia yra patarlė, kaip apdovanojimas tų, kurie neprisidėję ir nuobaudos tiems, kurie nekalti. Tai panašiai šitoj situacijų. Tačiau tikrai džiaugiuosi, kad pagaliau atėjo žiema, kurios metu galima užpilti ledą, nes prieš tai jau daug kartų esu sakęs ir tikrai norėjau ledą pilti, bet vis pliusinės temperatūros buvo žiemomis, o dabar turime tikrai nuostabią, gražią žiemą ir tikiuosi, kad tos neigiamos temperatūros ilgiau išbus, kad galėtume kiek įmanoma ilgiau pasidžiaugti šiuo žiemos periodu. Na dabar klausimai, kuriuos gavau šią savaitę. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelėje Partizanų gatvėje priešais Norfą jau daug metų gyventojai padaro sąvartyną. Kodėl pažeidėjai nėra baudžiami? Negaliu pasakyti, kad nėra baudžiami. Ir kitose aikštelėse tikrai dažnai pasitaiko tokių situacijų ir pažeidėjus bandome identifikuoti. Tačiau nėra taip viskas paprasta ir kameros ne visada išsprendžia klausimą, kadangi žmonės ateina su kepurėmis, su kapišonais, su striukėmis ir pabandyk jį po to ten atskirti, kuris konkrečiai šitas žmogus ar ne. Tačiau ir pagal šiukšlių sudėtį dažnai nustatoma, iš kurio būtų šiukšlės išneštos. Bet pagrindinis dalykas, tai matyt, mes turime pagaliau įgyti jausmą, kad esame patys savo miesto šeimininkai, savo teritorijos šeimininkai. Ir jeigu matome, kad kažkas neša tas šiukšlės, krauna šalia konteinerių, turėtumėm perspėti, o žmogus nesusitvarkęs turėtų būti perduotas administracijai, kad administracija galėtų jau administracinės nuobaudos priemonės naudoti. Tačiau dėja, kol kas dažniausiai, kada mūsų darbuotojai ateina ir klausia, kasgi čia nešė šitas šiukšlės, dažniausias atsakymas mes nematėm, mes nežinom, nors puikiai suprantam, kad greičiausiai ir žinom, ir matėm, tačiau tiesiog nieko nepasakom, nes esame įpratę, kad atvažiuos Visagino būsto darbuotojai ir sutvarkys. Kodėl sporto būreliuose ir Visagino kūrybos ir menų akademijoje mokestis už ugdymą nėra fiksuotas, o susietas su kintančiu baziniu dydžiu? Manau, kad tai yra labai racionalus sprendimas ir teisingas sprendimas, kadangi gyvename tokiam pasaulyje, kur yra viskas kintama ir jeigu atkreipsite dėmesį, tai ir minimali alga nuolat keičiasi, ir bazinės pensijos, ir pensijos pensininkams taip pat keičiasi, ir atlyginimai keičiasi, ir kai pasikeičia ta pati minimali alga, tai keičiasi perskaičiavimai visi ir mokytojams, ir treneriams, ir už visas paslaugas, taip pat viskas keičiasi ir todėl pririšta prie minimalios algos arba prie bazinės socialinės įmokos skirtingai yra pririšimas, tai suteikia galimybę, kad tai būtų pakankamai lankščiai
sudėliota ir į tėvelių įmoką už neformalų ugdymą. Kadangi taip pat noriu priminti, kad vis tiek, kaip be pasikeistų, ten euriuku ar ten 2 kartais eurais pasikeičia, tačiau ta tėvelių įmoka už neformalų ugdymą, ji sudaro labai simbolinę dalį nuo visos kainos, kiek kainuoja to arba kito būrelio savikaina. Tai nedaugiau 5-6% nuo to, kiek kainuoja tai savivaldybei. Ir galime tik pasidžiaugti, kad Visagino savivaldybė yra, matyti, lyderė tarp Lietuvos savivaldybių, kiek ir kaip kokybiškai suteikiamos neformaliojo ugdymo paslaugos čia pas mus. Vakarais ir anksti ryte mieste labai tamsu, ypač kelyje į Visagino Verdenės gimnaziją. Ar planuojama gerinti apšvietimą? Na, aš šiek tiek pajuokausiu, taip, tikrai žiemos periodu ne tik Visagine, bet ir visoje Lietuvoje tampa tamsu, nes labai jau trumpa ta mūsų diena. Tačiau nesutiksiu, kad visam Visagine labai tamsu, nes sistema tikrai pakeista ir matote, kiek jį patobulinta ir kiek geriau miestas yra apšviestas. Tačiau reikia pripažinti, kad yra vietų, kurios vis dar tamsios. Ir šiuo atveju prie Verdenės gimnazijos specialistai patvirtina, kad yra vienas ten posūkis, kuris tikrai prastai apšviestas ir jau daromos visos priemonės, kad ir šita vieta būtų žymiai geriau apšviesta. Kiekvieną žiemą kreipiuosi dėl traumų riziką keliančių laiptų prie Norfa parduotuvės, Taikos gatvė 10. Jie nuolat slidūs, o teritorija prie parduotuvės retai barstoma. Kada ši problema bus išspręsta? Na, matot, pilnai išspręsta negaliu net pasakyti, kada galėtų tai būti, nes teritorija priklauso ne savivaldybė, o priklauso tiems savininkams, kam pati parduotuvė priklauso, ir jie yra atsakingi už šitos teritorijos valymą. Mes savo ruoštų įspėjam, kad būtų susitvarkyta, bet kiekvieną kartą reikia tarsi įspėti ir tada būna tvarkoma. Taigi, kol šeimininkai patys nepakeis požiūrio, matyt, ir nelabai įmanoma kažką savo jėgomis sutvarkyti. Ką daryti, jei komunalinių atliekų konteineris nuolat perpildytas, tačiau kaimynai, taupydami lėšas, nesutinka didinti atliekų išvežimo dažnumo? Pagal klausimą suprantu, matyt, kalba eina apie tuos namus ir tas laiptinės, kur yra tos vadinamos šiukšlių šachtos ir kur atskira sutartim Visagino būstas išveža tuos konteinerius. Tai tikrai žmonės taupydami stengiasi kiek įmanoma mažiau kartų išvežinėti per savaitę tuos konteinerius. Tai atsakymas toks, reikėtų kalbėti su kaimynais, nes manau, kad blaiviai mąstantys kaimynai taip pat turi būti nepatenkinti, jeigu konteineryje netelpa šiukšlės, jos vasaros metu ir pradės skleisti kvapą. Ir taip pat turi būti noras ir skatinimas rūšiuoti atliekas, kiek įmanoma daugiau, tai tada komunalinių atliekų konteineryje bus jų mažiau. Tačiau dar vienas būdas yra, jeigu Visagino būstas daugiau nei 3 kartus išveždami pamato, kad konteineris yra perpildytas, jie taip pat inicijuoja sutarties perrašymą, kadangi konteineris yra perpildytas. Tai vienas iš būdų dar pakalbėti ir su Visagino būstu. Kokia šiuo metu gripo ir COVID-19 situacija mieste? Ar svarstoma galimybė laikinai įvesti nuolatinį ugdymą mokyklose? Na, viena mokykla dar prieš naujus metus jau buvo įsivedus nuotolinį mokymą, tai yra Draugystės progimnazija. Tačiau temperatūrai nukritus, viskas puikiai suprantate, kad sumažėjo tas drėgnumas oro ir matome, kad situacija su sergamumu netgi pagerėjo šiek tiek, todėl dabar šiai dienai nėra tokios situacijos, kur būtų galima skelbti nuotolinį mokymą mokyklose arba kažkokią pandeminę situaciją.
Kodėl atnaujinimas slidinėjimo trasa atidaroma taip vėlai? Juk netrukus sniego gali nebelikti. Na, čia matyt taip su humoru, nes atidaroma tai yra, grubiai tariant, tai toks šventinis atidarimas, jau tokius datos nustatymas. O trasa buvo galima naudotis jau anksčiau ir ji buvo nuvalyta ir tada, kada sniegas iškrito. Dabar yra tik tai toks oficialus atidarimas ir labai tikiuosi, kad ta trasa bus galima naudotis dar ilgai, kad šita žiema, tokia nuostabi žiema, kurios mes jau daug metų laukiame, pabus ilgiau ir mes galėsim pasidžiaugti visais žiemos malonumais, nes tikrai žiema atėjo pagaliau tokia, kokia turėtų būti Lietuvoje žiema, kur ir sniegas, ir minusinės temperatūros, ir ji bus ne tik kad graži, bet sveika, ir jeigu visi kartu saugiai elgsimės, tai bus dar ir saugi. Viskas bus pas mus gerai.